Rozamar Maritim apartamentai ir viešbutis, viešbučio numeriai ir apartamentai. Visiškai šalia Lore del Mar miestelio promenados, nerealiai gera vieta. Paplūdimys už kelių minučių, gultų komplektas apie 21 eurą su skėčiu. Judesys, kavinukės, va tenai į kairę einant prieisite pilį, labai faina vieta. Restorano staliukai tik viduje, bet su vaizdu į pagrindinę gatvę jūrą šiek tiek matosi va čia. Va viduje kokios čia lubas. Ir liftu kylam į 7. aukštą, kur yra tokia relax zona, baseinas ir, labai gražus vaizdai, tai pamatysim. Nepasiparkuosim. Ir dar ne sezonas. Labai gražiai matosi. Užkilom į 7. aukštą ir va tokiais koridoriais praeinam. Aišku, čia tie remontai kaimyniniam viešbutį ne visada, bet praeinam į tą fainą pool, spa ir gym zoną, kuri dirba nuo 10 iki 7. Gym, sporto salė, tokia, sakyčiau, kukli, biški. Minimali, gražiai sakant, minimali. Tai ir užkylam į stogo terasą. Šita terasa labai gerai matosi ir iš paplūdimio ir taip biški su pavydu žiūrėjau vakar ir galvojau, wow, čia gyventi. O va čia yra vaizdas į Rozamar, to paties tinklo spa viešbučio teritoriją. Ant stogo yra ir baseiniukas. Nedidukas. Rozamar Maritim šeimyninis numeris. Aha, ir tik įėjus. Tai va, užslenkančiom durim, tik įėjus, čia tikriausiai vaikų kambarys su virtuvėlė. Aha, viskas užrakinta, vadinasi, bus papildomas mokestis už indus. Vienas kambarys buvo, tada vonia. Dušas su užuolaida. Ir su durimis miegamasis pačiam gale. Ir čia jau tikiu, kad bus vaizdas į jūrą. Taip. Tai va, vaizdas į jūrą. Yra va toks. Bet kartu su vaizdu gauname triukšmą. Kažkaip įsivaizdavau tą viešbutį jaukesnę. Bet aišku, vieta super, tik tai tiek, kad... Ir čia yra dvivietis. Rozamar Maritim viešbučio numeris išsiskleidžiančią sofą. Ir va šitas numeris yra jau ne į jūrą, tai tikrai šįkart reikėtų rinktis numerius ne į jūrą, nes triukšmas baisus. Jūra. O šitas yra į paralelinę promenadai gatvelę. Ir spinta tokia mažutė. Ir čia nėra arbatinuko, bet šaldytuvas yra nemokamas.